22 mėnulio diena. Dienos akmuo mėlynasis agatas. Simbolis dramblys su nulaužta iltimi. Dramblys su nulaužta iltimi simbolizuoja žinias, kurios ateina per patirtus išbandymus, per karčią patirtį, po kurių tu tampi išmintingas ir stiprus. Tai simbolių slaptų žinių, taip pat naujų idėjų ir originalių sprendimų diena. Šią dieną įgyjate gebėjimą skaityti tarp eilučių. Stebėdami situacijas gatvėje galite gauti atsakymą į jums rūpimą klausimą. Rekomenduojamas intelektualinis dosnumas, dalymasis patirtimi ir išmintimi. Išspręskite savo problemas ir pasiekite savo tikslus naudodamiesi žiniomis. Tačiau atminkite, kad įgytas žinias galima panaudoti tik geriems tikslams, kitaip jos atsisuks prieš jūs. Šią dieną ypač gerai įsisavinama nauja informacija ir surandami sprendimai. Šios mėnulio dienos sapnai gali turėti dvejopą reikšmę. Jie gali būti tiesiog nereikšmingi, kurių net neverta interpretuoti, bet taip pat ir tokie, kurie gali parodyti, kuria kryptimi reikia keistis norint pasiekti savo tikslą. Sapnuodami galite išspręsti kai kurias užduotis ir gauti apreiškimą. Ligos prasidėjusios šiomis mėnulio dienomis būna pavojingos. Jos gali užsitęsti ir smarkiai pakenkti sveikatai arba sukelti pavojų gyvybei. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas juosmens sričiai. Šiandien šioje srityje nevertėtų atlikti medicininių manipuliacijų. Ne pati geriausia diena intensyvioms fizinėms treniruotėms, stenkitės neapkrauti stuburo. Rekomenduojama valgyti daugiau augalinės kilmės maisto ir galima valgyti šiek tiek daugiau nei kitomis dienomis. Bus lengva susidoroti su bet kokiais namų ruošos darbais. Ši diena tinkama gaminti saldumynus. Šiandien naudinga išmokyti savo vaikus ko nors naujo ir pirkti knygas skirtas mokslui bei savęs pažinimui. Norėdami susikaupti, savo namuose galite pasikabinti jantrą. 22 mėnulio diena ne veltui laikoma išminties ir įžvalgos diena. Meilė gali atskleisti kažką naujo apie save ir apie kitus žmones. Nė vienas šios dienos susitikimas nepraeis veltui, visuose būtinai rasite kokią nors prasmę. Tačiau atminkite, kad ši diena laikoma netinkamu laiku pradėti ką nors kardinaliai naujo. Todėl šiandien nevertėtų tuoktis ir pradėti bendrą gyvenimą. Šiandien verslo kelionės yra labai sėkmingos, tačiau prekybai ši diena nepalanki. Labai gera diena rašytojams, ypač poetams. Meno ir mokslo srityse galimi netikėti atradimai. Gera diena filosofams, mokslininkams ir tyrinėtojams. Jie gali padaryti atradimą, kuris bus labai svarbus gyvenimo praktikai.